Mind the gap between the train and the platform. This is Cannon Street. Einu dabar aplankyti tą 1940-ųjų Cahoots Post Office barą ir, nu gerai, parodysiu jums šį bei tą gražaus, ko iš manęs netikėjot. Prašau, London Bridge. Gana. Gut. Va mano spotas. Hello, how are you? It's a secret cocktail bar, so it's a code. So, what should I do now? Just ask me to collect your package. Collect my package? Yes, Yeah. just for you. Just for me. No, I just quickly need to take a name and a phone number then. Just Okay. Yeah, and a phone number. Just phone number. Huh? Just Phone number? Yep. Plus 370 Yep. 88 000. Brilliant. Thank you very much. Let me check if your package is ready for collection. Did you see any police outside? Don't worry. Because of that, it's really rare, your bar is. Yeah, oh. My post office, you mean? What's your postmaster? Just checking if the parcel for segregate is ready for collection. No, I haven't seen them yet. Yeah, it is Kianzi aware of that. Would you take the frame? Really? Thank you. Nice. This one? What-o, me old mucker. Now listen carefully. Well done for infiltrating the scoundrel network. Now it's time for some tipples. So look to your right and follow the light. And don't let the coppers catch up. Apparently there's police in the area, so just like natural. Can I put it down? You're good to go. You have only drinks, or it is possible to eat There's something? some food as well, but it's not like dinner. It's Like snacks. snacks. Perfect. Thanks a lot. Have a nice day. See you later. Hello, welcome to 1946. Unbelievable. Your table available for you here. Perfect. Have you collected a parcel from us before? No, it's for the first time here. I'm going to make you some Thai water. Some tap water. So, we do have some tubes. They'll be delivered by tube. By tube delivered only cocktails, yeah? Just those 3 cocktails, yeah. I'm interested in dark beer. We have, it's bottled beer only. We have these raw beer available. It's draft beer. No, it's bottled. Only bottle, yeah? So it's up to you. Give me. Okay, and this Maybe. is the most popular. Like, let's start from Thank there. you. Any allergies? Do you have fish and chips or not? We don't have Okay, so let it be beer. Interesting. Na, kol kas matot labai nereali vieta. Netgi jeigu nenorit buchalint, atvarykit pažiūrėt. Atnešė alutį, o per šitos pašto, sakykime, magistralės, kaip čia pavadinti, nežinau, tube, jie atsiunčia tik kokteilius. Deja, alaus neatsiunčia, bet vis tiek labai gerai. Deja, jie neturi čia pilstomo alaus, bet dėl to buvimo čia, dėl tos aplinkos, aš nemanau, kad tai yra didelė problema. Į sveikatą.
Thank you so much. Bye-bye. See you later. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. See you later. I think she has some weird tendencies like that. Fish and chips, 20 svarų. Nu, brangu, bet aš privalau paragauti. Privalau, nes kitaip aš iš čia neišvažiuosiu. Prie namų ieškoti už 15, ką žinau. Nu, paieškosiu dar. Ne, nu 20 už fish and chips biški žestokai. Važiuoju ant rajono, manau, už kokių 15 turiu rasti. Beautiful, beautiful, beautiful. Aštuntą valandą vakaro einam ieškot fish and chips. Hello, winter. Interesting. Hello, winter. Panašu, kad turiu problemą. Ant rajono neturime fish and chips. Kaip jaustis? Kol aš čia ieškau, tai greit liksiu ir be ėdalo, ir be fish and chips, ir be nieko. Šūdas. Novelino bistro. Košerinis maistas. 15 svarų pita. Bulvytės ir gėrimas. Atrodo viliojančiai, bet... O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad man reikės grįžti į Londoną dar kartą, nes rytoj aš tik papusryčiausiu ir tikrai fish and chips čia neieškosiu, nes mano rajone jų nėra. Tai varau tada į graikišką ir bus proga grįžti dar kartą į Angliją. Skanaus. Pagaliau mano paskutinė vakarienė čia, Londone rytoj išvažiuoju ir noriu pataisyti save, nes pirmam epizodė pasakiau, kad Londonas yra ne mano miestas. Galbūt pasikeis mano nuomonė, jinai pasikeitė, bet aš galbūt nebenoriu sakyti, kad yra tavo miestas ar ne tavo miestas. Tiesiog kiekvienas žmogus keliaudamas turi pasirinkti, kokias lankytinas vietas jam aplankyti. Ir praeitą kartą aš buvau London Bridge, ten buvau London Tower, kas ten Big Benas. Ir, nu tai yra ne mano. Man norisi kitko. Kiekvienas žmogus yra individualus ir jam reikia to, ko reikia jam. Ir šį kartą tikrai aš labai dėkingas savo draugui Eugenijui, kuris mane nukreipė. Aš suprantu, kad ten yra tie muziejai, sakykime, nėra labai retas reiškinys, bet man ten patiko.
Camden Town išvis kažkas nerealaus. Ir tiesiog, reikia čia mėnesį pagyventi šitam Londone, kad pajausti jo vaibą. Šį kartą man tikrai patiko, aišku, ir oras buvo geras, bet mėnesio gyventi čia aš negaliu sau leisti. Laikas grįžti namo, bet mūsų laukia tikrai daug kelionių suplanuotų. Ir su Žvilniu, ir su Stasu greit važiuosim. Ir dar kartą dėkoju Eugenijui už nurodytas vietas. Ir pats, ką atradau, ir Aušrinė man kai kas rado. Faina, labai faina. Ir tai, ką aš pasakiau, kur dar nesu buvęs, atvažiuosit, jeigu aplankykit. O ten, kur esu buvęs, irgi aplankykit. Nes Big Beną, Towerį ir London Bridge'us paguglinus pamatysit visur. O su tais objektais taip biški taip reikia pastangų. Tai dar ne pabaiga. Liekam iki rytojaus ir valgom graikišką maistą. Solo. Graikiškas salotas. Kaip priedas nemokamas. Ir musaka. Tikiu, kad bus skani. Nu čia jau be priekaištų. 10 iš 10. Tiesiog nerealiai. Baliukas vadinasi ištišė meniu. Nu, patys kalti, nežinau, kaip vadinasi. Kažkaip. Smart? Ohoho. Kilimai. Rytas, geriai žmonės. Išvažiavau po kelių valandų ir turiu problemą. Neturiu laisvos vietos savo kupriniai. Dėl to nusprendžiau, reikia išmesti visus savo purvinus drabužius. Čia know-how toks į ateitį. Ir viskas bus gerai. Taigi, einam ieškot šiukšliadėžės. O. Nieks nesikeičia. Tokie patys orai, tie patys žmonės. Užeinu į kavinę, man iš paskos eina mergina, kuri čia darbuotoja. Ir su tokiu dideliu anglišku akcentu sako, o tu lietuvis? Sakau, nu, aš iš Lietuvos. Sako, jūs iš kur čia taip? Jinai sako, mano mama lietuvė. Tai jinai su stipriu akcentu, bet gražiai kalba lietuviškai. Tai jinai su manimi kalbėjo lietuviškai, aš su ja kalbėjau angliškai. Tai laukiu savo pusryčių. Paklausiau merginos, ar turi Wi-Fi, sako, turim, bet jisai a little bit shit. Prajuokinau. Nu ką, dovanos, dovanėlis. Bye-bye, unique. I need one ticket to airport. No problem, sir. 19 pound, please. 19? 19, please. Is ready for you there. On way back it was
from the airport it was 15. 22, no? No, I paid 15.9. What they gave you? I don't know. I just You kept the receipt, you kept the previous tickets. yeah, but I throw it away. But it is a different ticket. Is So it? platform 4, yes. Platform 4 is the one here in front of you. Every 3 minutes. Is coming now in 3 minutes. Thank you. Thank you. Kaip įdomiai, bilietas į miestą man kainavo 15,9, o iš miesto į aerouostą 19,90. Traukiniai tie patys, bet operatoriai bilietų pardavėjai yra kitokie. Įdomiai. We'll sort it. See it, say it, sorted. And Stansted Airport. Macarena, Macarena. Belt, your mobile phones, Excuse me? Your mobile phone is here. and the belt, and just your jacket as well. Thank you. Šūdas mano skrydis atidedamas. Einu gert alų, kas belieka, reikia pabų susirasti tik tais. 3 valandas laukimo. Beprotybė. Nusigersiu. Pinta Guinneso 765. Čia yra pigiau negu centre. Niekur nemačiau pigiau. Ir šiaip Guinneso nemačiau. Aš dėja negaliu atvežti viso Londono jums į Lietuvą, mėly draugai, nes tiesiog mano kuprinė labai maža yra. Bet aš tikrai stengiuosi, tikrai jūs visus myliu, mano draugai, ir ką galiu, tą ir vežu. Nu kągi, per 5 dienas mano pirmas Guinnessas Anglijoje. Ir ko gero pigiausias bokalas. Ir jisai kitoks. Labai man patinka. Skanaus. Kadangi turiu marias laiko, kol mano lėktuvas mane išveš atgal į Vilnių, norėčiau pasidalinti savo mintim apie mano kūriamus epizodus. Iš tikrųjų, mano tikslas, ką aš filmuoju ir ką rodau, kad jūs keliautumėt kartu su manimi. Jeigu jūs keliaujat virtualiai, kad jūs pajustumėt tai, ką aš darau nuolatos, kiekvieną dieną, kiekvieną momentą, dieną ar naktį. Bet jeigu jums tikrai geriau, kad aš rodyčiau Big Beną, London Tower, London Bridge, parašykit komentarus arba man soctinkluose bet kur. Aš pažadu, kad aš pasistengsiu. Negaliu garantuoti, kad man pavyks, bet aš pasistengsiu filmuoti London Bridge, Tower arba Big Ben. O kol kas tai yra paskutinis epizodas iš šito ciklo ir mes užbaigsim labai greitai šitą video. Bet nenusiminkit arba nusiminkit, nes labai greitai mes važiuojam su Stasu ir Žilvinu į Italiją, į Modeną ir Maranello, aplankyti muziejus. O po to grįšim ir vidury gegužės, kada bus mano gimtadienis, aš vėl važiuoju kaip ir praeitais metais į Ispaniją, Lloret de Mar, šalia Barcelonos, į šokių festivalį. Važiuoju su šokėjais. Taigi, idėjų yra, minčių yra. Kol kas jūs dar neatsijunkite. Ar bus dar įdomiau, ar nebus, aš nežinau, bet jau greitai pabaiga. Kol kas geriam alų ir laukiam lėktuvo. See you. Ką tik atnaujinimą atsiuntė, nebėra vėlavimo. Taigi reikia skubėti, nes po 50 minučių skrydis. Dėja, nenufilmavau. Kažkur 2 minutės atgal paskutiniai keleiviai išėjo iš lėktuvo ir va jau mus varo į vidų. Jau buvo pasiruošę. Greitai varom. Вильно наше.
būsiu pirmas. Taigi, geriai žmonės, žopizdan, grįžau į savo šaltą Vilnių. Buvo fantastiška kelionė. Aš manau, kad jums irgi patiko tai, ką aš jums perduodu virtualiai. Apie mano būsimas planus jau žinot, jau viską nupasakojau. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu patinka, share, comment, subscribe, uždėkit laiką ir pasimatysime jau labai greitai. Tai dar kartą dėkoju ir sėkmytės.